Gerą dieną. Čia prieš Jazz televiziją rubrika Anonimus Lithuania ir pas mus studijo vėl pilietis kuris šią pagrindinę temą šiandien apie socializmą, na ir be abejo komentarai į klausimus atsakymai, komentarus atsakymai kai kurie. Ir mes susitarėm, kadangi tema yra sudėtinga, kad aš nepertraukinėsiu, o rašysiuosi klausimus ir kai pasibaigs kažkokia tema, viena mintis, tada tik tai įsiterpsiu, kad nenusimušti ir kad būtų operatyviau. Gerą dieną. Sveiki visi. Tai pradedam. Malonu vėl su jumis visais susitikti ir noriu padėkoti visiems už komentarus bei kritiką. Taip padėkoju ir už įžeidimus. Iš anksto žinau, kad bus dalis žmonių, kurie nesutikimas su išsakytomis mintimis išreišks būtent šitaip, parodydami savo unikalius sugebėjimus. Puiku, kai tai mato visi. Visada atsiranda dalis žmonių, kurie reaguoja būtent šitaip ir jie tam turi pilną teisę. Žodžiai iš tikro nei kiek manęs nežaidžia, nes aš nustojau galvoti emocijomis labai senai. Tai visi tęskime tai, ką daroma ir pažiūrėsim, kas iš to gausis. Šiandien esu pasiruošęs gan įdomiam pokalbiui. Taip pat dėkoju gerbiamam Kazimierui už šį pokalbį, jam pasirašiau kiek rimčiau ir pasistengsiu jame perduoti mintis kuo aiškiau. Taigi, pirmiausia apie alkoholį. Buvo gan ilgas laikotarpis, kai mąsčiau taip pat kategoriškai kaip kai kurie komentatoriai ir pats purčiausi nuo minties apie bakterijų išskirių vartojimą, čia galima pasijuokti su manim. Kol nesupratau nieko apie draudimus ir mažai ką apie realių žmonės ir mane supantį pasaulį, bei tokios sampratos kaip sveiko proto ribos. Todėl pabandysiu paaiškinti, kaip man visą tai atrodo dabar, su intencija, kad mano nuomonė visai nebūtinai turi sutapti su visų ar kažkieno tai atskira nuomonė. Pirmiausia, saikingas vartojimas reiškia būtent tik saikingą vartojimą, tai yra ne kasdien, tik kokybiški ir nestiprus gėrimai, nesvarbu apetitui pagerinti, ar šiaip nusiraminimui, ar tikrai po rimto streso, ar tiesiog paskanauti šlakelių gero koknaus vyno ar šalto alaus prie skanaus kepsnio, nebrendant į kraštutinumus, kurių labai daug šiais laikais. Nuo kartais išgeriamas taurės vyno ar tai alaus bokalo su draugais tikrai neapsinuodysi, nei tavo smegenys ištirps, nei po to jausies blogai ir aplamai nedaug išgėręs silpno gėrimo nelabai yra svaigsi. Daugelis nustebtų, aplamai, kiek naudų gauna kasdien su maistu ir nieko gyvi. Sergam kiekvieną savai, bet gyvenam ir dažnai net nesusimastom, pats gyvenimas realiai nėra sterilus kažkoks. Visko jame yra, ne vien juoda ir balta. Alkoholis visada buvo šalia žmonijos, visada ją lydėjo. Visada buvo tie, kurie sugebėjo rasti saiką, taip pat ir tie, kurie nesugebėjo, ir tie, kuriais naudojasi. O va jei kalbėti apie distiliatus stiprius, tai čia kas kita. Pats tokių nevartoja esu prieš gerimą jų, bet tuo pačiu, kilus ginčų, visada prisimenu, kuo baigėsi sausas įstatymas Amerikai. Kažkas gal mano, kad dabar būtų kitaip, uždraus niekas nevartos, neatsiras ištisos rimtos gaujos, to užsiimančios ir dar labiau nuodinčios žmonės įtakojančios valdžią. Neveikia draudimai jokie, veikia tik informavimas ir gyvenimo kokybė turi įtakos. Visa tai ko pagrindas. Kai žmonės laikomi gyvuliais ir gyvena baimė, jie geria daug. Kai žmonės užimti jaučiasi reikalingi ir laimingesni retas, kuris geria. Negalima nieko drausti, reikia pradėti nuo priežasčių, kodėl taip yra. O manyti, kad valstybė aplamai gali sukontroliuoti kažką draudimais iš tokių elementarių dalykų iš vis naivu. Niekur jie nesidės bent artimiausiu metu. O jei dėsis, tai taip kaip ir tabako rūkymas darosi vis nepopuliaresnis ir tai labai džiugina. Na ir kritikavimas, smerkimas, kaip tai aplamai reikia suprasti. Aš manau, kad tai tik mano reikalas vartoti saikingą alkoholį ar ne. Mano įpračiai niekam nekenkia ir tai tik mano asmeninis reikalas. Jo labai žeidinėti siūlyčiau pražai pasižiūrėti į save ir savo trūkumus kiekvienam. Galų gale ne faktas, kad kritikuojantis yra kažko geresni ar naudingesni visuomenė už kitus, reikėtų mažiau aiškinimo, kaip kam gyventi ir ką vartoti ar nevartoti pradžiai. Būtent šitame mūsų problema ir yra, kad per daug kas kam aiškina, kaip gyventi. Reikia šviesti ateities kartas. Kiek čia trūksto ateis jų laikas, o mes jau ir taip esam vaikščiantis visi lavonai realiai, dauguma. Sveikata sugriauta, genetika sujaukta, intelektas tiek suknežintas ir suprogramuotas, kad realiai taškų sujungti nebesugebam tik emocijomis ir tuo, kas mums pasakyta tikim. Net patys tirti ir tikrinti nieko nenorim, nurašom iškart kaip nesąmonės, ar ne puikus mąstymas vargam primestas. Patys savo jungą tempiam ir puolam tuos, kurie apie tai kalba, puikumėlis tiesiog. Beje, dar galima paminėti, kad tiek mėlių gaunam su duona ir kitais produktais, tiek vartodami miltinius produktus nesusimastome, kad jie organizme virškina taipogi išskiria alkoholį. Tad jei labai mėgsti baltas mėlynės bandeles ir pyragaičius pats ten supranti, kad kažkokio tai prasme jau esi alkoholikas. Galima klausimą? Taip. Aš labai teorinė prasme gilinausi apie cheminius procesus, kas liečia alkoholį ir niekur neradau atsakymų, niekur absoliučiai. Tarkim, su žmogum tai galima vienokia teorija, kitokia, bet teko matyti porą filmų, kur prarūgusi mango vaisiai Afrikos savanoje. Ir ten pradedant žirafom, baigiant gepardais. Visi prisigėrė gyvi, gatavi visi,
kaip žvėrys tada ir mėsėdžiai, ir žolėdžiai, kuriem galam, vat jiem. Tai žmogus tai taip, hipnozė, įtaiga, tradicijos, o žvėrys kaip. Kam tada reikalingas, vat, tarkim, žolėdžiai tai gali netyčia, na, alkoholikais pasidaro netyčia, o gepardai tada. Ir vienas šalia kito, visi linguoja, girti visi, vat tai man tas... Niekaip negaliu atsakymo rasti, ar neradot kartais atsakymo į šį klausimą? Aš atsakymą galiu nebent pats paimti dabar ir sugalvoti iš to, ką aš, sakykime, apie tai galvoju. Tai atsakymas paprastas. Visi mėgsta atsipalaiduoti, visi mėgsta apsvaigti kažkokią tai prasme. Tiesiog viskas priklauso nuo to, kaip tu tą ir kaip tas įtakoja, reiškia, tavo tolimesnį gyvenimą. Ir kam tu duosi toliau prioritetus. Ar apsvaigimui, ar tu sugebėsi, reiškia, kad ir laiks nuo laiko kažkiek pasisvaiginti, bet atlikti visą savo pareigas iki galo, kad tai tau netrukdytų. O čia vienintelė problema yra. O šiaip, kad uždrausti, sakykime, nu ką tu gali uždrausti, tai gamtoj tas alkoholis pats gaminasi, jis visą laiką yra mūsų, šalia mūsų jisai visą laiką bus šalia mūsų, čia neįmanoma uždrausti, čia rūgimo procesas yra. Aš netikiu, kad čia yra specialiai šitas dalykas išvestas, sakykime, kad ten valdyti, ten senovės laikais, ten Egipto dar kažkas, tai ten kaip kažkas paminėjo, tai yra dar senesnis dalykas garantuotai. Galbūt senovės Egipte jau to pagalba buvo degraduojami žmonės, kai daugiau vartoti skatino, ar ne? Galbūt taip, valio, buvo. Bet kad šitas alkoholis jau buvo prieš tai čia faktas. Jis kiek yra žmogus gamtoj, aš įsitikinęs, kad beveik visą tą laiką yra alkoholis šalia. Na taip, bakterijos yra grandinės, tas yra sudėtinė dalis, tų bakterijų neuždrausi. Tai... Neuždrausi, ta prasme, tai yra tiesiog toks dalykas kaip kraštutinumai. Jų pilna, pas mus dabar aplamai viskas eina kraštutinumais. Arba tu galvoji tai kaip aš, arba tu esi mano priešas, maždaug taip gali būti, netgi taip. Na gerai. Tai nėra sveikas požiūris, gerai. Aš dar šliukštelsiu žibalo į liepsną. Manau, kad aplamai pasiruošus atitinkamai įstatymus ir perimant kokybės kontrolę rinkas bei pelnus iš kriminalo, būtina eigoje legalizuoti tiek visus ginklus, tiek visus aplamai narkotikus ar net prostituciją. Tokiu atveju tai pakeistų žaidimą iš esmės ir taptų tiesiog nepopuliaru gana greitai eigoje. Šiaip tai visada egzistavo ir egzistuos, bet kokiu atveju visada. Klausimas tik kas kontroliuos ir kaip tai bus pateikta visuomeniai. Dabargi viskas pateikiama viena ranka skatinant per kultūrą ar tarkim per dirbtinį blogą pragyvenimo lygį nuolatinį stresą. Kita ranka baudžiant, išdraudžiant. O rezultate tai viskas tik toliau plinta ir situacija senai jau tapo nebevaldoma. Bet tada tokią logiką ir cigaretės reikėtų monopolizuoti. Visus tuos, kurie nereikalingi iš esmės dalykai, kvaišinantis reikėtų monopolizuoti ir valstybės rankas. Taip, sutinku pilnai. Bet uždrausti to negali, nes jeigu tu uždrausi, tos cigaretės kontrabandinės bus masiškai pardavinėjamos. Iš to jos bus belekai brangios ir iš to bandytai krausis belekokius pinigus. Gerai, o kanapės tada irgi. Bendrai viskas į tą legalizuoti, viską ir kontroliuoti. Viską legalizuoti, bet viską prižiūrėti, atimti verslą iš banditų. Nes tai yra, tai vyksta kanapės. O ką kanapės? Kuris dabar mokinys nebandė kanapių? Iš kur pas mokinius yra kanapės? Ką niekas jų nepardavinėja, ką niekas tų verslų neprižiūri. Nu, nebūkime maži vaikai. Visko yra pilna, visur. Ginklų galima nusipirkti, visko galima nusipirkti. Nusiperka, žudo vieni kitus, pažiūrėkit, kas darosi. Nu, supratau, gerai, toliau. Gerai. Reiškia, o rezultate visą tai tik toliau plinta ir situacija senai tapo nebevaldoma. Naivu tikėtis, kad aplamai bus šitaip suvaldyta draudimais. Galit nesutikti ir nemažai kas nesutiks, bet mano nuomonė yra būtent šitaip. O ir pavyzdžiui, karo su narkotikais rezultato patys kalba už save. Dabar jau retas paauglys, yra kuo nebandęs. Arba tai, kad ginkluota tauta yra nemažesnis valstybės saugumo garantas nei rimta armija. Pagalvokite apie tai. Kas dėl ginklavimuose, aš savo trigrašį įterpsiu, tai aš linkęs būčiau šveicarišką modelį. Ir tarp kitko Šveicarijoje, kai klausiau, tarkim visą laiką mes girdim Amerikoje, kad tai ten iššaudė masiškai tą, o Šveicarijoje specialiai klausiau, sakė, už praeitais metais buvo 19 atvejų šautinių, bet visi jie naujųjų Šveicarijos piliečių. Na, ką tik tai tapusių šveicarais, tai iš tų kultūrų, kurios ten albanai, ten rumūnai, ten tokie va. O šiaip tradicijos yra tokios, kad kiekvienas suaugęs vyras namuose ginklą 2 kartus į metus. Yra mokymai, poligonai, priežiūra, seifai, atsakomybė baisi. Štai tada yra... Įmant Šveicariją, tai yra labai plati tema, iš viso aplamai apie Šveicariją, kas tai yra išskirtinė tema. Bet gal nenukrypkim gal tada. Jo, tai yra kinietis kažkoks generolas pasakęs, kad reiškia Amerikos nenugalės ne vienas priešas, nes už kiekvieno žolės reiškia stebelio yra po raiflą, kaip yra raiflas, šautuvas, kaip nesvarbu. Gerai, žodžiu. Toliau važiuojam. Taip. Reiškia, o prostitucija.
Kartais ir neseniausia profesija. Ar įmanoma išgyventinti? Gal geriau prižiūrėti, rūpintis, kad viskas būtų neprekiautojų žmonėmis ar šiaip bandytų rankose. Tai va tiek, apie draudimus būtų. Aplamai šitą temą draudimo puikiai ryšasi su to, kas bus šiandien pasakyta. Tai va, norėčiau šitą vietą baigti, į komentarus atsakinėti ir toliau kalbėsim apie socializmą šiandieną. Taip. Nes žiūriu žmonės, specialiai, kodėl aš tiek kartų pakartojau žodį socializmo, socialistai ir visa kita. Tai aš tai padariau tyčia, aš jums prisipažinsiu. Dėl to, kad aš žinojau, kad yra, reiškia, visuomenės jaunimo apie pusę, jeigu procentaliai žiūrėti, o jeigu išsaugusių žmonių, tai irgi yra nemaža dalis, kurie tiki į socializmo utopiją. Taigi pradėkim. Bus labai daug teksto, paskaitysiu, gal kantrybės užteks kam nors perklausyti viską. Socializmas yra filosofinė utopija, kurios poveikis protui ir kūnui yra toks pat kaip ir religijos, todėl dažnai ją pakeičia. Turi daugybę formų su įvairiausiamis įmantrybėmis ir pavadinimais. Imtas taikyti senovės Babilone, karaliaus Nimrodo. Dabartinis pavadinimas sugalvotas vėliau, bet esmė yra ne pavadinima, o kaip tai veikia. Politizuotas Markso, iki šiol pateikiamas visuomeniai kaip lengvas kelias į laimę ir lygybę, per centrinį planavimą ir valdymą. Naudojo žmonių emocijas ir silpnybės tikslams siekti, nutaikytas į žmonių narcisizmą, mes apie tai kalbėjom, ir per didelį pasitikėjimą savo žiniomis. Todėl dažnai socialistinės idėjos palaikomos net labai išsilavinusių žmonių, kurie tiki, kad jų įgytos žinios ir suformuota pasaulėžiūra leidžia jiems sukurti idealią ekonominę sistemą ir saugią socialinę struktūrą žmonėm. Tokia, kuri patiktų ir tiktų jiem patiems, kuri būtų universali visiems ir atitiktų visą realybėje labai dinamišką situaciją su rinka žmonių socialiniais santykiais, vertybinėmis ir tradicijomis. Jie tiki, kad gali nustatyti fiksuotas kainas prekyboje, atlyginimų žmonėms ir taisyklės, pagal kurias žmonės gali gyventi ir netgi ko tikėti, nes informacija socialistinėje visuomenėje pateikiama taip pat po filtro, kuris dažnai veikia konkrečiai taip, kaip nori socialistinės visuomenės vadovai. Tikslams pasiekti veikia be skrupulų ir dažnai be empatijos, nors visada pradžioje nuoširdžiai remiasi gerais norais, vėliau pasiremdama dezinformacija, prievarta, gąsdinimų, draudimais ir net smurtų žudynim. Čia realiai tinka frazė gerais norais grįstas kelias į pragarą, jeigu žiūrėti istoriją apie socializmą. Toliau, būtent todėl socialistinėje struktūroje visada ribojamas asmens teisės ir sukūriamas asmens kultas. Agresyviai puolimi alternatyvūs nuomonių variantai. Priešais ir grėsmė sistemos saugumui piešiami tie, kurie galvoja kitaip. Kalbėkite apie Kazimierą. Nieko neprimena šitą situaciją. Aš pavyzdžiui matau, kad būtent tokioje mes ir gyvenam sistemoje dabar. O toliau paaiškinsiu, kaip aš suprantu, kaip tai veikia iš skirtingų kampų žiūrint. Ar kol kas viskas aišku? Turbūt viskas aišku. Aišku, kol kas aišku, jeigu neaišku, tai užsirašysiu. Teigiamai apie socializmą galvojantys žmonės mano, kad turtas, kuris teoriškai turėtų būti paskirstytas tarp visų lygiai, bet vietoje to jo yra daugiau pas visus, todėl mažiau pas kitus. Tai yra, kad tai yra kažkoks fiksuotas realus turtas, kuris iš kažkur jau yra, arba atsiranda, bet kokiu atveju yra visada sėkmingai, pelningai sukūriamas, planingai sukūriamas ir paimamas iš tų, kurie turi jo per daug, neva tai apgaulės būdu įgyto ar dar kažkaip tai neteisingai užgyvento. O realybėje turtas būna sukūriamas ne visada sėkmingai. Aplamai viskas ne visada vyksta pagal planą. Ir viskas priklauso nuo nuolat besikeičiančių aplinkybių, ne vien nuo noro ar netgi pastangų. Rezultate valdžiai tiesiog užkraunama našta, kurios realybėje neįmanoma pakelti niekam. Belieka tik savęs ir kitų apgaudinėjimas. Šito dar galima palyginti su vaikišku mąstymu. Atseit, vienas vaikas turi 2 saldainius, o antras neturi nei vieno. Tai reikia paimti saldainį iš to, kur turi, ir atiduoti tam, kuris neturi. Volia, abu turi po saldainį. Laisvojo rinkoje, kitaip tariant, kapitalizme, vertė, kitaip tariant, turtas, yra sukūriamas investuojant, rizikuojant, planuojant, neišleidžiant turimų ir skolintų pinigų savo, o perkant įrangą, nuomojant patalpas, mokant atlyginimus už reklamą ar platinimą, mokesčius ir kitą. Žinoma, yra išimčių, kai turtas užgyvenimas nelegaliai ir nemoraliai, bet tikrai ne visada yra tai, kada tos išimtis būna tokių apimčių, kurias turi socialistinių vyriausybių darbeliai, kaip kad rodo istorija. Vienintelis būdas paimti sukurtą turtą iš jo kūrėjų ir išdalinti kitiems yra prievarta. Socializmas kaip tik ir yra paremtas valdžios galimus jėga atimti ir paskirstyti privatų turtą. Taip susiduriama su pačiom tikriausiam morališkumo problemam. Kapitalizme ir laisvojo rinkoje teisė nuosavybė yra neginčitina. Klausimas yra tik, kur tos moralės daugiau. Tai mes šitą gal eigoje pamėginsim suprast, panagrinėję keletą momentų dar.
Čia jeigu mintis Žmonės- baigėsi vienas klausimėlis. Iš Taip. pirmos dalelės, kur sakot viskas aišku, tai jūs tvirtinat, kad čia vis tik mes dabar socializme gyvenam. Ir iš antros dalelės, kad lyg tai kapitalizmas būtų teisingas. Mes, supraskim taip, mes gyvenam nei socializme, nei kapitalizme. Aš apie tai taipogi pasakysiu paskui gale, kaip aš suprantu, kur mes dabar gyvenam. Gerai, tvarkoj. Žmonės kartais galvoja, va tas kapitalistas uždirba daugiau, todėl kad jis yra tikrai arba kažką apgavo, arba apvogė, tikrai nesąžiningai uždirba. Kas yra nebūtinai kas kart tiesa. Yra tokie dalykai kaip gebėjimai, intelektas, kuris priklauso tik nuo genetikos. Šiaip gebėjimai kaip ir turtas yra paskirstyti netolygiai. Intelektas taip pat. Klausimas, ar tai teisinga yra. Tai čia taip pat, kaip skaityti, kad neteisinga, kad tu žemesnį ūgio negu tu kiti, pavyzdžiui, yra. Arba jisai turi balsą gerą ir gerai gali dainuoti, tu negali. Tegul kiekvienas savo atsako į šį klausimą. Bet šiaip tai vieni žmonės turi mažiau, kiti daugiau gebėjimų ir atitinkamai skirtingai geba kurti turtą. Ir netgi tokia Price'o taisyklė. Kvadratinė šaknis iš darbuotojų skaičiaus atlieka pusę darbo. Tai yra kūrė pusę turto. Kitaip tariant, iš 10 000 darbuotojų, vos labo 100, reiškia, darbuotojų realiai sukuria pusę vertės. Realybėje taip yra. Čia aišku, vien pažiūrėjus, kas iš tikro darbą, ką daro, reiškia, vienus žmonės įmanoma keisti visiškai neįtakojant darbo proceso, jie mažiau svarbus, tokių dauguma, tai šitiem yra mažiau mokama, normaliom sąlygom. Kitųgi neįmanoma pakeisti, nes jis padaro tai, ko aplamai niekas be jo neveiktų šitas verslas, niekas nevyktų šitam versle. Elementariai pradedant nuo pasirašomų kontraktų pelningų, kur reikia didelių sugebėjimų daryboms ir visa kita, iki visiškai tam tikros labai siauros specializacijos darbuotojų, kurių rinkoje aplamai yra tik vienetai. Tikrovėje tai dar iš tų 100 žmonių, vėlgi vos ne keletas, kuria pusę tos vertės dalies. Atėmus iš jų galimybę veikti laisvai ir siekti savo gerovės, atėmus iš jų pagamintą turtą ir išdalinus visiems, ši dalis vertės elementariai nebesukūrime aplamai. Realybė jos nebekuria tie žmonės, jie nebesistengia. Gaunasi, kad turtas atimamas iš produktyviausių žmonių ir padalinamas mažiausiai produktyviems, galų galiai iškilus sunkumams niekam nieko nebeužtenka. Tarp kitko, jeigu staptelėjot, signataras Rolandas Paulauskas buvo paskaičiavęs, jeigu visą turčių Lietuvos pelną deklaruojama išdalintum visiems Lietuvos žmonėm pagal socialistų svajonę, tai į mėnesį gautųsi ar tai 30 ar 80 eurų, kažkas tai nekinga ir nereikšminga suma. Neveikia šitą sistemą, tai yra tik utopija. Įmant kai kurias rytes, muzika, kinas, sportas aplamai visada didžiausia vertė atitenka 5% visų šių sričių žinomiausių žmonių. Tai elementari realybė. Toliau kaina ir vertės paskaičiavimas. Kaina socialistinėje struktūroje nustatinėja taip pat valstybė, kas yra tikrai didelė problema. Čia apie tai net kalbėti toliau neapsimoka, pažiūrėkim kodėl. Laisvoje rinkoje kapitalizme kaina priklauso nuo paklausos ir pasiūlos. Pagalvėkime apie laisvą rinką, ta prasme. Ir yra puikus vertės rodiklis. Ji priklauso nuo vartotojo. Jis niekada nepirks laisvą valią to, kas kainuoja jo nuomonė per daug. Kitaip tariant, kaina tai puikus grįžtamasis ryšys rinkoje tarp kapitalisto gamintojo ir jo prekės pirkėjo. Tai veikia abi pusės. Kaina pasako labai daug apie gaminį ir paslaugą. Pati kaina tai yra, ši informacija yra nemokama. Pagalvokit, kiek informacijos gauname kartu su pateikta kaina, kokia iš tikrųjų tai plati ir sudėtinga savoka. Ir laisvoje rinkoje kaina yra ypač svarbus ir, ypač svarbus ir gyvybingas save reguliuojantis dalykas, sveikos konkurencijos sąlygomis. Socialistinėje sistemoje šie dalykai eliminuojami. Gamyba ir ištekliai kreipiami dažnai nereikalinga linkme. Gaminamas netitinkantis realybės kiekis, dažnai net prasta kokybė, priimami sprendimai netitinkantis rinkos poreikių. Net dažnai neįvertinimos aplinkybės, kurios vėliau reguliuos savikainą ir tą pačią kainą. Kalbu apie patogios ir praktiškos gamybos ir paslaugų tiekimo vietos pasirinkimą. Pateikimo strategiją ir kitus aspektus, kuriuos numatyti įmanoma tik labai kruopščiai viską nagrinėjant, kas būna daroma dažniausiai tik žaidžiant su savo pinigais ir rizika juos prarasti. Galima trumpam stabtelti čia. Na, tarkim, jūs kaip pasakėt, kad lyg tai man vėl teorinis modelis, bet žiūrėkit, Lietuvoje yra apie 8 gal didžiulių prekybos centrų,
kurie yra prekės ženklai, yra europiniai arba pasauliniai. Ir vis tiek čia kainos, nors jie tarpusavį konkuruoja, yra ženkliai didesnės nes jų motininėse metropolijose. O antkainis yra 50–100%. Kaip jūs tą paaiškinsit, jeigu egzistuoja rinka? Aš pasakysiu ir apie tai. Yra numatyta šitas. Dažnai aplamai nesižvelgiama į paklausą ir pasiūlą. Čia pavyzdys, kaip rinktis, kuris dainininkas geresnis, renkantis, kuriam mokėti už dainavimą, o kuriam nemokėti, kurio plokštelį gaminti masiškai, o kieno ne, būnant pačiam visiškai kurčiam. Čia tokia analogija. Tai neveikia elementariai. Toliau, minimalus atlyginimas. Tai viso labo valdžios pastangos paslėpti tai, kad jį prastai paruošia žmonės per savo švietimo sistemą. Ir jie te sugebėjo tik mažą vertę, kitaip turtą po 14 metų mokymo švietimo įstaigose. Realiai tai tau mokama už tai, kad tu pagamini, kiek turto ar vertės sukūri, ar už kokią valdomą vertę darbę tu esi atsakingas. Proporcionaliai skaičiuojamas ir tavo atlygis. Iš esmės turėtų būti taip, tu galėtum realiai siekti daugiau ir gauti daugiau, uždirbti daugiau, kelti savo pragyvenimą stengdamasis, kitaip gaunasi taip, kaip yra dabar. Valdžia verčia verslą mokėti didesnį atlygį, tuo pat atimdama galimybę įsidarbinti daugiau mažesnės kvalifikacijos žmonių, nes tavo verslo pelno ir tam elementariai neužtenka. Ir tai yra labai blogai, bet to tai siunčia aiškiai žinutė, kad tau neverta stengtis, kad siekti apčiuopiamai daugiau. Čia kaip su pasimatymais, jei tu nesistengsi, tai ir pasimatymų neturėsi. Kodėl versle turi būti kitaip. Toliau apie edukacinę sistemą. Jinai veikia taip pat mūsų edukacinė sistema. Jinai veikia socialistiniais melagingais principais. Iš tikro tai yra didžiausias ir svarbiausias gamintojas, aplamai yra žmogus, ne kokios nors korporacijos ar įmonės. Žmonių kontrolė yra gamybos kontrolė, o valdžia vykdo visuomenės lavinimą iš esmės pagal socialistinę sistemą. Ji yra viena ir ta pati privaloma visiems. Valdoma jėga, centralizuotai. Vykdo tą pačią centralizuotą programą visiems vienodai. Bruka savo žinias ir ideologiją be jokios ataskaitos ir atsiklausimo. Tai reikia stebėtis, kad toje sistemoje išugdyti žmonės yra linkę tikėti į socialistinę sistemą ir jos principus. Mes tikimės, kad sistema ugdys žmonės pagal socialistinius principus, bet jie vėliau bus kapitalistai ir sugebės kurti vertę. Ar nenaivolė mes esame? Na, minutėlę, galima. Taip. Bet jeigu mes gyvenom socializme ir dabar gyvenam socializme, tai kodėl taip skiriasi tos švietimo sistemos? Juk, pavyzdžiui, Tarybų sąjungos, ta švietimo sistema, lyginant dabartinę žinias ir pasiruošimą apskritai paleis žmogų, tai yra daug pranašesnė negu dabartinė. Kaip tada palyginti atsakyti iš tą klausimą? Aš nesutinku, kad jinai buvo labai pranašesnė už dabartinę, žinot dėl ko? Taip. Dėl to, kad pasaulis buvo kitoks. Tuo momentu socializmas atnešė į daug planetos kampelių švietimą, mokymosi, kurių ten aplamai tokių dalykų nebuvo pas juos. Visokias trečio pasaulio vadinama šalis, taigi Tarybų sąjunga kišo bet kokius pinigus ir ten finansavo ir apmokymą žmonių ir visą kitą. Jie šitą darė masiškai. Tai buvo gražiai, sakau, kelias į pragarą yra grįstas gražiais ketinimais, čia taip yra. Žinot, kaip aš lyginu, tarkim, ne sveikų mąstymų, jeigu galima tai pavadyti sveikų mąstymų. Ir tada, ir dabar, tarkim, kol neišnaikino tos sistemos, tu abiturientą paleisk į pasaulį. Jis žinos pagal tą sistemą pasaulio šalis, valstybės, gamta, elementarius dalykus jis žinos. O dabar jau ne. O pavyzdžiui, kokį nors išsivyščiusios, amerikonai kaip pavyzdys. Ir tada, ir dabar jis žino tik siaurą sritelę, grubiai paėmus. O specializacija visai kita, o apie bendrąjį pasaulį jis nieko. Vienas dalykas, mes sulyginkim dabar švietimo sistemos apimtis Tarybų sąjungoje per kiek ten, 14, kiek buvo, 16 respublikų, net neatsimenu, jau įsivaizduoju. 15, va. 15 respublikų ir paimkim Lietuvos vieną respubliką. Tai kokios galvos tenai švietimo sistema sudarinėdavo programus, kurios suinteresuodavos būdavo, reiškia, valstybė padaryti specialistus, kurie eitų dirbti gamyklas. Tai... Įvairaus profilio turite omeny. Taip, bet jie ruošdavo specialistus mokyklose. Mokyklą vidurinę baigęs jau žmogus, jisai turėdavo tokį žinių bagažą, kuris dabar yra sunaikintas jau realiai. Dabartiniai vaikai tokio bagažo neturi. Gerai, bet aš tai turiu, kad tą pranašesnį sakau. Bet pati sistema, pats principas šito viso, tai yra socialistinis, tai yra privaloma visiems, tai yra tie patys standartai, apie ką mes kalbėjom ir visa kita. Čia nėra diversifikuota, čia nėra sudarytos sąlygos
reiškia, alternatyviem mokymo variantam. Prigimtiniam gabumam, kitaip sakant, atskleisti kažkaip, tai ar ne? Niekam sąlygų nėra. Tu vykdai programą, kuri tau nuleista yra iš ministerijos. Viskas. Toliau, apie turtą pakalbėkim. Sukurtas turtas, kitaip, ta pati vertė laisvoje rinkoje arba kapitalizme priklauso tiesiogiai kūrėjui, kuris iš jo kelia savo pragyvenimo kokybę. Ir tai kiekvieną tiesiogiai skatina žmonės kurti. Taip pat tai skatina progresą elementariai. Laisvoje rinkoje darbdavys negali priversti dirbti būtent pas jį tavęs, kaip ir pirkti vien jo produktą ar paslaugą. Negali priversti niekas. Pavyzdys apie vieną gamyklą, vieną vienintelį įmanomą darbą irgi netinka. Nes laisvoje rinkoje verslas būtų kur kas platesnis ir variantų darbų būtų kur kas daugiau. Galbūt reikėtų persikvalifikuoti blogiausiu atveju. Netgi gamyklų būtų daugiau žymiai. Klausimas tik gebėjimas kurti vertę. Ar yra ar nėra. Žmonės galėtų rinktis, kur visą tai jie galėtų daryti. Ar net patys imti verslauti ir daryti tai, ką mėgsta, konkuruoti, dėti pastangas į savo gerbuvį. Esmė, kad laisvoje rinkoje žmogus savo darbu, savo gebėjimais susikūrė savo gerbuvį, jis turi jį teisę ir iš jo niekas jo netims. Socializmo idėja pasikartojanti istorijoje per visą žinomą laikotarpį. Atseit materialinių valstybių lygus paskirstimas eliminuoja jų sukaupimo pas mažumą, tai čia tuo pačiu eliminuojant jų galima įtaką ir keliant grėsmę pačiai valdžiai teisingai. Kas ir yra tikrasis tikslas socializme. Šito atiminėjimo turto iš kitų. Tuo pat tenkinant visų kitų poreikius, tai yra atimant iš turtingų atiduojant vargšams. Teisingai? Aš teisingai Pakartokit dar kartą šitą mintį. Jūs šiek tiek biški per greitai mintis reiškia, kad gali žmonės nepagauti. Dar kartą pakartokit va šitą mintį paskutinę. Sukurtas turtas, kitaip ta pati vertė, laisvoje rinkoje arba kapitalizme priklauso tiesiogiai pačiam kūrėjui, kuris sukūrė tą turtą. Taip. Kuris kūrėjas šitas reiškia iš jo kelia savo gyvenimo kokybę pirmiausiai. Jis stengiasi dėl savo gyvenimo kokybės, dėl savo šeimos, tas turtas priklauso jam, jisai tą uždirbo, jisai tą turi. Taip. Ir tai yra tiesiogiai žmonės skatina kurti elementariai. Kaip ir skatina jų progresą. Aplamai visos civilizacijos progresas skatina kūrybą žmonių. Ir jie turi tą kūrybą, reiškia, jinai yra pagrįsta pelnų savo, nauda savo. Tai yra pats geriausias variklis įmanomas. Nu gerai, bet tada gaunasi besaikis vartojimas, tada įsigimsta vis tiek, nori, nenori, jeigu nereguliuojamas. Visų pirma, rinka pati save šiek tiek reguliuoja, nes jeigu tu prigaminai 1000 daiktų ir yra jų prigaminta dar 10 000, tau jau nieks nepirks, tai tu pagalvosi, gaminti tos daiktus ar negaminti, kai tu už savo pinigus eisi daryti gamyklą tiem daiktam. Viskas yra susiję, reikia galvoti, visas ratas turi užsidaryti. Prasidėti ratas turi, apeiti visas mintis ir turi tvarkingai užsidaryti, kitaip neveikia. Gerai, reiškia toliau, ar ne? Laisvoje rinkoje darbdavys negali priversti dirbti būtent pas jį. Kaip ir pirkti vien jo produktą ar paslaugą. Nu kas tave gali priversti eiti dirbti pas būtent šitą darbdavį, jeigu yra daug darbdavių aplinkui. Pavyzdys apie vieną gamyklą, mėgstamas pavyzdys. Čia gamykla, čia sugalvojo kapitalistas atleisti, reiškia savo darbuotojus, ten dalį, ten neišmokėti algų. Visko būna, tų nesažiningų žmonių būna, bet iš esmės jis netinka, nes teoriškai laisvoje rinkoje tai visi verslauja, visi kažką kuria. Nes tu nori pragyventi, tu eini dirbti, nes tavęs valstybė neišlaiko. Idėja yra tokia. Pavyzdys apie vieną gamyklą netinka, apie vienintelį darbą. Reiškia, klausimas yra tik tai gebėjimuose kurti vertę. Kaip žmonės sugeba, kaip konkretus žmogus sugeba sukurti vertę. Žmonės galėtų patys rinktis, kur jie tai galėtų daryti, pas kokį darbdavį, ar net patys imti kurti verslą ir daryti tai, ką patys mėgsta daryti, konkuruoti su tokiais pačiais kaip jie, dėti pastangas, kad savo gerbuvį pakelti elementariai savo darbu. Dabar socializmo idėja, pasikartojanti istorija per visą žinomą laikotarpį, kaip ir sakiau, nuo Babilono senovės, nuo Nimrodo laikų, pas jį irgi buvo socializmo forma, pasidomėkit. Atseit materialinių vertybių lygis paskirstimas eliminuoja jų sukaupimo pas mažumą, tuo pačiu eliminuojant jų galimą įtaką ar keliant grėsmę pačiai valdžiai. Kai būdavo Tarybų sąjungoje, kai jeigu turi 50 000 rublių, tai ten gali sušaudyti už išdavystę valstybę, ar kaip ten būdavo. Kažkas tokio, dabar nepamenu, bijau nesąmonę pasakyti, bet kažkas tokio tikrai buvo. Tai reiškia, apsaugoma yra, kad privačiose rankose nesusidarytų per daug turto, kad jisai negalėtų savo to turto kažką tai įtakoti. Viskas, labai paprasta. Tai yra pagrindinė problema socialistų, kad, reiškia, pa žmonės pradeda kauptis pinigai ir jie pradeda tais pinigais įsijaučia ir patys pagalvoja, kad jiems valdžia nebereikalinga. Reiškia, tai šito viso pasiekoje kas atsitinka? Šito viso pasiekoje keičiasi žmonių mąstymas. Ir netgi tie žmonės, kurie aria nuo ryto iki vakaro, realiai rezultatinę kažką gali ypatingai savo leisti daugiau gyvenimo kokybės prasme nei tie, kurie tik minimaliai dirba tam,
kad jų nejudintų niekas. Žinodami, kad gaus fiksuotą planuotą ir jiems valstybės garantuotą atlyginimą laiku, kad galės ramiai gyventi stabilioje rutinoje iki senatvės, paskui išeiti į pensiją, gauti pensiją. Tai iš esmės kreipia rinką ir žmonių požiūrį. Nekalbant jau apie tai, kad viskas, ką aš išvardinau anksčiau, visada yra priverčiama priimti vyriausybės per jėgą. Socializme, jeigu tu nevykdai tai, kas tu vyriausybės pasakytų, tu sėdi į kalėjimą. Labai paprastai. Kaip ir atiduoti į bendrą katilą tai, ką tu, tarkim, sugebėjai sukurti daugiau nei kiti. Čia apie bendrą katilą. Negaliu neiškentęs replikos. Teko matyti apie socializmo studijas tokias. Nežinau, ar jūs esat susidūrę. Vat būtent nuo Nimrodo ir tenai iki dabartinių laikų. Kad jie turi dar daugiau bruožų. Pavyzdžiui, pilka masė, drabužiai ir kas itin įdomu, vienodas seksualinių santykių modelis, tai yra palaidystė, visiška palaidystė. Na, tai visi su visais, būtent nuo seniausių laikų jau, kur tik socializmas buvo, tai visur vienodi pagrindiniai santykiai. Mes šiandien nagrinėjom tik tais, sakykime, ekonominius aspektus, kaip tai veikia, kad aš bandau žmonėm, taip kaip aš suprantu, išaiškinti, gal aš esu neteisus kažkurioje vietoje, gal visko gali būti, aš nesu Dievas visažinis ir visa kita. Aš kalbu tai, ką aš matau, taip kaip aš suprantu. Bet yra kiti aspektai. Socializmas tai yra labai glaudžiai siejamas su satanizmu jau ką. Netgi iki tokio dalyko, kaip kalbų iškreipimas ir naujų žodžių įvedimas į tą pačią rusų kalbą. Vietoj bez padarė bez. Bolševikai atėjo į valdžią ir taip toliau. Pavyzdžiui, besprizornik, tai būtų besprizornik. A jie padarė besprizornik. Čia rimtai. Yra teorija. Į galvą netėjo šitas. Jo, čia rimtai. Ir iki tiek, ta prasme. Tai yra iki tiek, įsivaizduokit. Dvasiškai yra, socializmas irgi turi labai daug aspektų, bet mes šiandien apie tai nekalbėsime. Šiandien apie ekonomiką kalbam. Reiškia, nebūtinai nesažiningai gali būti tiesiog tas turtas užgyventas. O dėl savo geresnių gebėjimų ar aukštesnio intelekto, ar tiesiog sunkaus ir pasiaukojančio fizinio darbo, taip irgi būna. Eliminuojama šitaip siekis progresuoti ir imtis drąsių iniciatyvų, ar neteisybė. Tokiais atvejais, žinoma, galima bet kada medalį pakabinti už darbą, ar tai kokį popierių parašyti gražų, kokį savotišką laiką duoti žmogui, kad ir toliau iš kailio nertųsi visuomenės geroviai. Kaip kilniai skamba, ar ne? Dėmesio žmonėms visada reikėjo, jeigu pinigais negali ar ko duoti, arba spec parduotuvės, arba garbės raštai, arba taip. Bet čia esmė yra tokia, kad reiškia žmogui ne gerbuvį leidžia pasikelti dėl savo triūso, o duoda medalį pakabina ir tas medalis tu jį gali nori ten išsikepti ir suvalgyti. Absurdas. Kaip gyvuliuką paglosto, pagiria, patapšnoja. Taip. Dabar klausimas. O kam atskaitinga yra socialistinė vyriausybė? Turtingiams ar vargšams? Atsakau, tik pati savo ir dalinai specialiai tam sukurtai socialiniai klasiai, apie kurią aš jau pasakojau, bei tiems, kuriuos valstybė pilnai remia ir išlaiko, jiems galima garantuoti kažkokį ribotą gerbuvį kitų sąskaitą, kiek įmanoma mažiausiai spausti ir skriausti. Tokiu būdu jie visada išrinks tuos, kuriuos reikia, per demokratinius rinkimus. Dauguma prastums, reiškia savo kandidatą, kad užburtas ciklas nenutrūktų. Minutėlė, kaip tik demokratinius aš dar prisimenu tuos rinkimus, anuos rinkimus, kur varydavo visi per prievartą ir būdavo 97% už teisingą generalinį sekretorių. Pats prisimenu. Tai kokie čia demokratiniai? Čiagi nedemokratiniai. Būtent taip. Tai jūs tą ir turite omeny pseudodemokratinius? Na, tariamai demokratijos. Pseudodemokratijos, jinai yra vienintelė demokratija, yra kas yra. Jinai iš tikrųjų tai vadinas, tai yra vėlgi iškreipta sąvoka. Eilinį kartą iškreipta sąvoka. Dabartinė demokratija nieko neturi bendro su tikra demokratija, kurią mes įsivaizduoja, kokia jin turėtų būti, nes jinai niekados nebuvo tokia. Aš paskui ir šitą mintį įterpsiu apie demokratiją. Gerai. Reiškia, šitai klasiai biudžetininkų ir išlaikomų valstybės, ar ne, galima po truputį lašinti kaip morfiną į vieną šitą valstybinę išlaikymą. Taip juos pririšant prie biudžetinės atlatos ir eliminuojant ilgainiui jų gebėjimą aplamai veikti savanoriškai, savarankiškai ir netgi norą dirbti. Daugelis jų nenori dirbti. Verslas tuo pačiu metu spaudžiamas mokėti milžiniškus mokesčius arba mokėti už išimtis iš milžiniškų mokesčių. Yra tokių pavyzdžių. Jei neišeina kitaip, neturi verslas pinigų socializme, neturi iš ko jis mokėti tų mokesčių, tai jisai tada padaro valstybę, reiškia, arba susimoka, arba padaro valstybinę paslaugą, reiškia, tokią, kokia yra liepta, ir būna padaryta išimtis iš mokesčių. Kinijoje tai vyksta. Reiškia toliau, visi tik kiti tiesiog egzistuoja ir gyvena kaip sugeba tuo metu.
Tokiu būdu rezultate gaunasi sistema, kurioje vėlgi yra ta turtinga ir visagalė valdančiųjų klasė su savo atskirų teisingumu, kuri visada yra neišvengiamai korumpuota, pilnai kontroliuojama elektoratų daugumos klasė ir vargšų klasė, kurioje yra dalis vargšų labai vargšai, a dalis yra kiek mažiau vargšai, bet iš esmės yra visi vargšai. Valdžia tai yra korupcija, absoliuti valdžia, absoliuti korupcija, ar kaip ten sakoma yra. Vargšų galima vadinti vergais, bus taikliau, klasė yra sudaryta iš dviejų dalių, tų, kurie nusipelnė būti vargšais ir tų, kurie nenusipelnė būti vargšais. Tie, kurie nusipelnė, tai dažniausiai vargšais tapo dėl savo blogų pasirinkimų arba padarė kažką, ko nepalaiko aplinkiniai. Va šitai grupė labiausiai kenkia tas valdiškos paramos priklausomybė. Kita grupė, tai tie, kurie tapo vargšas dėl kažkokių tais aplinkybių, tai šitiems realiai reikia pagalbos. Bet kaip Minutėlė, bet man dabar kirba mintis. Jūs pasakojate apie modelį ir mane nepleidžia mintis, kad vėl jūs kalbate apie šiandieninę Lietuvą, kaip apie socializmo pavyzdį. Mokesčiai, biurokratija išaugus vos net dvigubai nuo tų laikų, kai išėjom, kai pasidarėm nepriklausomą. O persidalinimas turto vėlgi nomenklatūra arba grobuonys tie, kurie sugebėjo vėlgi per nomenklatūrą. Nu ir gaunasi, kad vėl socializme gyvenam tada. O kodėl aš visą šitą pasakoju? Nu gerai, toliau tada atsiprašau, kad nutraukiau. Reiškia, tai yra ta grupė vargšų, kurie ne dėl savo, o dėl trečių, dėl šoninių aplinkybių, ne nuo jų priklausančių tapo vargšais, ar ne? Tai šitiems reikia būtinai pagalbos, bet kaip dabar valdžia gali kas kartą nustatyti, ar tikrai čia tos pagalbos reikia, ar čia žmogus tiesiog nori naudotis bendru turtu, kad nieko nedaryti, nors gali, o gyventi taip kaip ir visi kiti, nors ir vargšų, bet nieko nedaryti. O gal taip tiesiog palaikymai blogi žmogaus įpročiai ir tas pats alkoholizmas. Mes ne šitą matom dabar aplinkui. Ir kaip dar tas faktas, kad tie, kuriems realiai parama net neįnaudo ir jis neverti netgi, visada apsimes tais, kurie verti ir jiems paramos tikrai reikia. Visas jėgas įdės, jeigu reikės, kad sėkmingai apsimesti ir gyventi kitų sąskaitą. Parazitai. Na tai taip, bet dabar įsivaizduoju, pasidaryčiau prezidentas, tarkim. Paimk dabar sugriauk tą sistemą ir nustok pašalpas mokėti. Realiai darbų nėra. Ne, Kazimier, aš jau minėjau, kad nereikia nieko griauti, pulti, nieko naikinti, griauti, drausti, reikia tiesiog perimti tai, kas yra ir žiūrėti sprendimų, kaip galima geriau padaryti. Nes, eilinį kartą, atsiprašau, pertraukiau mintį, dovanokit, paskutinį kartą. Ne, tai viskas gerai. Reiškia, tuo metu valdžioje dažniausiai aplamai sėdi tokie, kurie net nesuvokia šitos mano papasakotos realios situacijos. Žiūri visą tai per ideologinę prizmę ir net pasirašo ant visų valdžios prievartų aktų, tikėdami šventai, kad daro teisingai. Neįmanoma yra sukurti tokios sistemos veikiančios efektyviai, ilgalaikės ir tobulėjančios. Viskas banaliai baigėsi blogai kiekvieną kartą. Tai virsta į vertybių griūtį be viso ko kito, ką mes ir matom. Būtent todėl dažniausiai socializmą lydi genocidas, skurdas ir prievarta. Posakis yra, ten socializmas buvo netikras, todėl neveikia, tai mes kursim tikrą. Teisingai, yra toks posakis. Taip. Kodėl dabar jauni žmonės yra dažnai linkę į socializmą? Todėl, kad pati šeimos struktūra primena kažkiek tai, kur tėvai dirba tam, kad aprūpintų, o vaikai to naudojasi, kur visiems vaikams yra normaliom sąlygom paskirstymo po lygiai. Tarp kitko, aš gyvenu socialistinę modelį šeimos prasme. 3 šeimos, absoliučiai socialistinis, kiek kas gali, tiek prisideda, bet dirbam visi juodai. Taip. Tai matant ir susiformuoja pasaulyje žiūrė, kurioje dominuoja ta pati idėja vaikam. Tai čia yra normalu. Posakis yra toksai. Tu neturi širdies, jei jaunas netiki į socializmą. Ir tu neturi smegenų, jei tu į socializmą tiki būdamas jo amžiai. Girdėjom, kiek perfrazuota Putino posakį, jis būtent Tai aš neturiu smegenų, bet aš gyvenu sėkmingai pagal tą socialistinį modelį ir labai man patinka tas modelis. Siaurąja prasme, ne valstybinė. Šeimos prasme. Visų pirma, tai yra skirtumas, kur yra, reiškia, šeimoje savanoriškai šitas modelis taikomas ir kur valstybė šitą modelį, reiškia, pritaiko peržengdama moralės visas normas ir per prievartą. Priversdama, taip. Tai čia turbūt yra milžiniškas skirtumas, ar ne? Na taip. Komentaruose mačiau, buvo labai teisingas posakis apie Putino posakį aš čia. Iš esmės tai yra milžiniška pagunda būti visada toje pačioje padėtyje, kai tavo atitenka ne tavo pasiekta ir uždirbta gerovė. Čia yra milžiniška problema šitoje vietoje. Būtent todėl ilgai gyvendami su tėvais vaikai nebesugeba toliau gyvenimą siekti sėkmės taip, kaip sugeba anksti iš tėvų išėję savarankiški žmonės. Būtent šitą nišą užpildo aplepus politikai, žadantis pasirūpinti visko už juos, realiai tarp eilučių žadantis tapti vos ne mama ar tėčiu, kuris aprūpins ir pasirūpins. Ta pati galima pasakyti apie moteris. Būtent todėl moteris daugiau nei vyrai yra linkusis į socializmą.
Būtent tai dar yra viena iš priežasčių, kodėl vyriškumas dabar yra naikinamas šitaip. Šeimoje, žinoma, tai yra normalu, kai savas uždirbtas turtas skirstumas tarp šeimos narių pagal savo nuožiūrą. Bet ar tai yra normalu valstybėje, kur valdžia sprendžia, kaip skirstyti svetimą turtą ir vykdyti sprendimus per prievartą? Pabandyk nesumokėti mokesčių, pamatysi, apie kokią prievartą aš kalbu. Čia gaunasi, kad valdžia yra daržas, vargšai yra daržovės, turtingi yra trąšos, ne? Dabar paimkim truputį minčių apie laisvą rinką. Nenusikalstamą kapitalizmą, crony capitalism, dabartinį, tą vadinamą, kuris čia buvo. Vėl kraštutinumas. Kapitalizmas taip pat dabar iškreipta sąveika. Paimkim tikrą laisvą rinką. Tarkim, darbdavys veikia tikrame kapitalizme, laisvoje rinkoje, jam dirba daug žmonių, kuriem jis moka po 10 eurų už valandą, o parduoda jų darbą jau po 15. Iš pirmo žvilgsnio jis perparduoda jų darbą, taip juos išnaudodamas, ar ne? O tai yra visiška netiesa. Bet tarkim, tu darbuotojas, pirmiausia, tai reikia pradėti nuo to, kad tavo atliktas darbas susideda jau nebe vien iš tavo gebėjimų ir darbo, o iš tavo darbo ir tavo darbė naudojimų priemonių ar įrangos vertės, draudimo ir mokesčių, infrastruktūros naudojimo tuo pačiu. Nu, tai čia jūs Markso kapitalą dėstote, pridėtinės vertė, sąnaudas plus pridėtinė vertė. Tai visa tai yra viena didelė esmė, bet Markso kapitalą šitą kiek iškreipė ir žmonės yra supainioti galvose. Jie nebesupranta, kur yra teisingai, kur yra neteisingai. Čia visas grožis ir yra Markso kapitalo šitam. Be infrastruktūros, be įrankių įrengimų ar net marketingo ten ar pardavimo skyriaus tavo darbas ir tie yra vertas 10 eurų už valandą. Tu gal net netliksi tokio padarbo aplamai ar bent per tą patį laiką be viso šito. Be to, tu pats sutikai už tiek dirbti. Čia dar vienas momentas. Laisvoje rinkai tavęs niekas negali priversti būtent pa šitą darbą, ar net pirkti būtent kažkokį konkretų produktą aplamai. Laisvoje rinkoje visada bus tikra konkurencija, kuri reguliuos ne tik kainas ir kokybę, bet ir atlyginimus, kartu su žmonių pasirinkimu, kur dirbti ir už kiek. Valstybės vaidmuo, mano nuomonė, turi būti vien konkurencijos griežtoj priežiūrai, kad nebūtų monopolių ir kartelinių susitarimų. Tai čia būtų atsakymas į tą klausimą dėl prekybos centrų turbūt. Taip, į daug klausimų atsakymus čia yra. Ir keliamų kokybės bei skaidrumo, jei reikia saugumo reikalavimo atitikimo, nieko daugiau. Valstybė neturi nieko daugiau reguliuoti. Čia mano nuomonė, nebūtina su manim sutikti yra. Dabar pažiūrėkime šitą reikalą dar kiek kitaip. O būtent, kad darbuotojas, gaudamas 10 eurų iš darbdavio, tuo pat susimoka 5 eurus kapitalistų už darbo vietos su viskom nuoma, tokiu kampu pažiūrėkime. Be tų dalykų, tarkim, jei net jis gali rezultatą pasiekti tokį pat, bet per gerokai ilgesnį laiką, tai paskaičiavus viską uždarbis bus gerokai mažesnis rezultatė, jeigu darysi ne su kapitalistu. O būtent taip atrodo tikras verslas ir tikras pelnas darbdaviui, kaip be pažiūrėsi. Dabar klausimas, va rizikos pasidalinimas, kur gaunasi didesnis? Ar darbuotojų nuomojančiam viską įdedančiam tik savo darbą ir gaunančiam savo sutartą pinigų dalį? Ar darbdaviui, kurio fabrikas gali pasenti, galima nepataikyti su nepaklausiu produktų, šiaip nutikti bet kas ir dažniausiai visame krūvoje yra pinigų skolintų dar. Fabrikas tai nevaldiškas, konkurentų pilna, rinką prarasti lengva. Atlyginimus, mokesčius, išlaidas mokėti reikia. Kam šitoje vietoje lengviau ir kam daugiau galvas skauda dėl visko? Kas daugiau gebėjimų savo ir jėgų atiduoda bendram reikalui? Kieno darbas kūrė didesnę vertę galų gale? Tik nebuvęs verslininkų žmogus gali galvoti, kad yra kitaip. Taip, bet man vėl peršasi prieštaravimas. Toks jausmas, kad jūs teoriškai šnekat, o praktiškai štai aš pažįstu draugą vokietį, kuris dirba traktorių gamykloje. Ir sako, iš esmės, visa jų veikla nukreipta į kokybės prastinimą traktorių, kadangi konkurencija tokia žvėriška, o pasak jūsų tai yra natūrali rinka, kad jie negalėdami atpiginti produkcijos dėl žiaurios konkurencijos, jie tiesiog prastina detalės, prastina produkciją pačią. Dasėjasi iki to, kad jų produktas pataps ant tiek prastos kokybės, kad žmonės ims jo nebepirkti ir pradės imti pirkti pas jo konkurentus, kurie galimai padarys už tą pačią kainą truputį geresnės kokybės. Nu jo, bet čia tai yra laisva rinka, jokio proto tada neišlaiko. Tai čia ir yra laisva rinka, valio. Nu, o žiūrėkit, pavyzdžiui, Vokietijos... Bet čia tik užuomazgas laisvos rinkos, nes, paimkim nuo to, kad reiškia šitą laisvą rinką pas mus jau neveikia jau kelios dešimtis metų, jos aplamai nėra. Gerai, bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, demokratinė Vokietija, tarkim. Kol dar neveikia tas produktų gadinimo kultūra, kurią įvedė amerikonai, atsimenat, dėl ekonominės krizės, kad vartojama, tai garsėjo kokybė.
Vat šaldytuvai net nuo tų laikų ir dabar veikia. Tarybiniai šaldytuvai, vokiški ypač, vokiška produkcija. Toks garbės ženklas. O dabar 2 metai ir viskas. Tai čia labai tas laisva rinka visiškai, tas visiškas liberalizmas yra pražūtis, man atrodo. Ar ne? Aš manau, kad ne. Iš esmės, galima pavadinti jūs laisvos rinkos šalininkų, liberalų, ta prasme. Visiškai, ta prasme. Aišku. Klasikinių liberalų mane galima pavadinti. Aišku, gerai. Ne dabartinių liberalų. Taip. Dabartiniai yra neliberalai. Nu, tai iškreipti dabar, savokos iškreipti. Taip. Reiškia ką? Toliau, apie atlygį. Ar gali būti vienodas atlygis ir turto paskirstimas visiems, kai veikia va tokios natūralios ir logiškos taisyklės neišvengiamai? Aš tai manau, kad niekaip, utopija. Tuo pat metu, kaipgi tą pačią gamyklą valdys savininkas rizikuojantis savo turtų ir kaip klerkas iš valdžios gerai valdys, kaip savo gal su gaminių ir paslaugų kokybės kontrolė, kaip su pelningumu. Nu, vienareikšmiškai čia žinoma, kad atsakymas savininkas. Teisinga plėtra, modernizacija, taip toliau, tik savininkas, kuris rizikuoja savo pinigais, savo kailiu. Žmonės nuo pat žmonijos atsiradimo šiaip dėjo savo darbo ir gebėjimus nuolat triūsia. Bet realiai, tai iš skurdo pakilo tokia masė žmonių tai per pastaruosius tik 200 metų. Kodėl? Todėl, kad iki to nebuvo kapitalistinės technikos išrastos ir pagamintos. Nors žinokit, vadovanokit. Tarkim, dėl valdymo, aš pažinojau idėjinių tokių vadovų, kurie dvasia, tikėjimas, dora. Va to socializmo idėja buvo tokie, kad jie vadovavo tikrai atsidavusiai ir besąlygiškai, bet tokių mažai buvo, absoliuti mažuma. Čia yra dar toks dalykas, aš kaip jau sakiau, visas socializmas dažniausiai prasideda grįstas gražiais ketinimais, net reiškia, jeigu paimti Afrikos, ten buvo toksai Mbambe, ar kaip ten toksai negras vadovas, reiškia, jisai socializmą darė Afrikoje, ką jisai kalbėjo, ką jisai reikalavo savo žmonėm. Jeigu jūs jį paskaitytumėt, jo reiškia mintis, tai atrodo auksinis žmogus nors prie žaizdos dėka. Bet kai tu sukūri šitą sistemą ir kai paskirstai tą turtą, kai pradedi vartoti prievartą ir visą kitą, visą tai labai greit susisuka į tokį sukūrį, kad paskui net neina išlipti iš jo. Kadafis. Vienas iš. Kadafis atskira istorija. Kadafis pakėlė balsą, ne ten, kur reikėjo. Ne, tai taip, bet iš esmės, kažkai ir socializmas, nes socializmas buvo pas Kadafį, daugiau gal feudalizmo kažkokio tai ten tokio. Pas jį ne socializmas buvo, apie tai aš pakalbėsiu vėliau. Reiškia, kodėl nebuvo šitokio, iš tiek iš skurdo tokia masė žmonių, procentas tiek žmonių vidurinė šitą klasę, jos anksčiau tokios nebuvo prieš porą šimtų metų. Kas buvo, nieko nebuvo, ūkininkėliai buvo ir didikai, tie valdovai pastatyti mums. O paskui dabar per pastarosius 200 metų, pažiūrėkit, atsirado, reiškia, intelektualų klasė ir visa kita jau dabar tokia apčiuopiama. Kodėl? Todėl, kad iki tol nebuvo kapitalistinės technikos ir gamyklų kapitalistinių, paremtų kapitalistiniais išradimais, kapitalistinių išradėjų. Tai yra visiška teisybė. Socializmas nieko neišrado faktiškai gero. Kopijavo daug, aišku, kažką išrado, bet tai paėmus, kas buvo išradėjai, tai buvo visi kapitalistai. Gal kam nors kyla abejonės, kas padaro daugumą Oi, pala, čia ginčysiu. Labai daugybė yra išradimų, tarkim, Tarybų Sąjungos laikais spalvoti televizoriai, visokios technikos, tai buvo būtent socializmas. Automatinės greičių dėžės, automobilių, ten daugybė. Ne, aš nesutinku. Mes galim šitoje vietoje nesutikti vienas su kitu. Aš tai manau, kad jie daug ką kopijavo, nes yra labai daug kas eigoje, sakykime, atsiradęs sulyginimų. Tarybinis produktas buvo kieno kopija netgi. Labai daug kas yra. Jie masiškai viską kopijavo, taip pat kaip Kinija dabar viską kopijuoja. Na, nesiginčysim čia tiek to. Esmė yra tai, kad svarbu jūs žmogus, vėlgi grįžtam prie to, kad žmogus be laisvės ir be, reiškia, tikslo praturtėti ir pasidaryti savo geresnį gyvenimą, jisai tokio progreso niekad nedarys, kokį padarys žmogus, kuris turi tą laisvę ir tikslą praturtėti, teisingai. Na taip, čia taip. Čia vien šitas dalykas, niekas kitas neturi reikšmės. Toliau, normalioje laisvoje rinkoje viskas visada remiasi savanoriškumu. Savitarpio susitarimu ir naudos savo siekimu, pirmiausia savo. Labai paprastas pavyzdys. Tu turi 10 eurų, kapitalistas pagamino ir siūlo to pirkti kokį nors daiktą už 10 eurų. Jis mano, kad nori savo pagaminto daikto mažiau negu tavo 10 eurų, o tu nori jo daikto pagaminto labiau nei savo turimų 10 eurų. Tokiu būdu tu perki tą iš jo daiktą ir visi lieka laimėję.
Niekas neverčia tavęs pirkti būtent šito daikto. Valstybė tavęs nenubaus, jei tu iš vis nepirksi nieko būtent iš šito kapitalisto. Tuo pat metu turėsi pasirinkimą iš kelių gamintojų daiktų, tame tarpe kokybės ir kainos pasirinkimą. Geranoriškam abipusiam susitarime visada laimi abipusės. Tai yra, aš kaip suprantu, ir jūsų, kaip sakant, mintis, kad reikia geranoriškai tartis, o ne iš principo piktis. Na taip, jo labiau, kad yra daug fenomenų, ta pati mūsų prieš Žes televizija, jinai absoliučiai paneigia jūsų teoriją, kadangi jinai negalėtų veikti prieš Žes televiziją. Nei asmeninio, dėl to, kad kolektyvinis darbas, nieks atlyginimo negauna, žmonės dirba veikiami idėjos, be konkretaus materialaus kažkokio tikslo, tai griauna jūsų teoriją. Kodėl? Tai netaikykime visame, kame mes dabar kalbame apie ekonomiką, apie gamybą, apie reiškia, mokesčius, valstybės kontrolę ir visą kitą. Tai mes nekalbamgi dabar apie tokius dalykus, kaip yra, reiškia, entrepreneurship, kaip vadinasi, reiškia. Ta savanoriška veikla, švietėjiška veikla ir visa kita. Tai yra dar visas atskiras. Mes apie tai nekalbame. Jūs apie sistemą pačią kalbate, supratau. Mes kalbam, kaip veikia sistema. Tai jūsų prieš Žes televizija taigi nesugebėtų išlaikyti ekonominės sistemos, nepriklauso nuo tos prieš Žes televizijos, teisingai niekom. Na taip. Tai čia yra atskiri dalykai. Čia reikėtų tada padaryti pokalbį apie kultūrinę pusę, informacijos pateikimo pusę, apie ryšius, reiškia, tarp žmonių, kaip tai veikia. Čia įdomus būtų pokalbis, bet tam reikėtų labai stipriai ir man pasiruošti. Tai dabar aš net nenorėčiau nusišnekėti. Dovanokit, vėl pertraukiau, vėl nuvedžiau į kalbą, į šalį. Gerai, viskas yra. Reiškia, socializmo šalininkai sako, kad kapitalizmas stato pelną aukščiau žmonių visada. Panagrinėkim trumpai šitą. Tarkim, situacija ta pati, su 10 eurų už daiktą. Jo kaina tau yra 10 eurų. O kodėl tu nemoki savanoriškai 100 eurų už jį? Juk taip gamintojas uždirbtų, galimai investuotų daugiau į gamybą, galimai kilsteltų atlyginimus darbuotojams, sumokėtų daugiau mokesčių valstybei nuo uždirbtų, kurie būtų paskirstyti visiems. Aplamai turėtų daugiau naudos iš savo darbo. Ar šiuo atveju tu nestatai savo naudos aukščiau to kapitalisto naudos, iš kurio tu perki? Visa laisva rinka yra paremta pirmiausiai nauda savo. Todėl, kuo tu labiau neleisi kapitalistų uždirbti, tuo visa sistema veiks prasčiau rezultate. Galų galia tu visada pats gali tapti sėkmingų kapitalistų sveikoje sistemoje, jeigu tik sugebi. Čia šiaip pamastymai. Čia logiška, labai stebino, pavyzdžiui, Prancūzijos sistema, dėl ko Depardieu pabėgo. Pusę visų pinigų turi atiduoti turčiai mokesčių, už tai bėga masiškai. Pasakykit, kas ten, ar socializmas, ar kas ten, kaip suprasti? Socializmas turbūt, nes kaip kitaip suprasti. Kažkokia forma, tai aš sakau, pavadinimai yra iškreipti, jie mažai reikšmės beturi. Pavadinimų dabar yra prigalvota viskiem, pavyzdys, apie gėjų šnekėjom pavadinimą, ar ne, paimtas žodis, pakeista prasme. Tai visur tas pats, mūsų visa realybė, mums į galvas yra sukištas kreivas paveikslas, pasaulio būtent per šitą fintą, kad yra pakeisti pavadinimai, kurie anksčiau reiškia vieną, žmonės galvoja, kad jie reiškia tą patį, ką anksčiau, o visiškai kitką jie reiškia ir visiškai kitaip jie veikia šiuo momentu. Reikalas būtent tame, kad laisvoje rinkoje viską nusprendžia vartotojas, ką pirkti, kas kiek vertas. Jei paslauga ir prekė bloga ar brangi, vartotojai nebepirks, pirks iš kitų gamintojų. Ar siūloma paslauga yra verta prašomų pinigų, taip pat sprendžia rezultatą tik galutinis vartotojas, pirkdamas siūlomą prekę arba ne. Žinoma, būna nesąžiningumo atveju. Bet tai pavieniai atvejai arba karteliniai susitarimai, kuriuos būtent turi stebėti ir drausti valstybė. Tam reikalinga pirmiausiai veikintis, antimonopoliniai įstatymai veikintis. Dabar pas mus jų arba nėra, arba jie neveikia. Kitaip tariant, jūsų išvada, valstybės pagrindinė funkcija turėtų ginti liberalų kapitalizmą. Taip, liberalaus. Turėtų ginti tą sveiką tvarką, pagal kurią realiai kažkas gali veikti dar. Nes jeigu ta tvarka yra pasmerkta žūti, tai ką ten ginti? Tai nesąmonė gaunasi, nebėra logikos. Jei paimti bendrai, tai jei tu pyksti ant verslininko kapitalisto, kuris uždirba iš savo biznio, realiai tu pyksti ant jo klientų ar tai pirkėjų, kurie keičia savo pinigus į verslininko paslaugą ar prekę, kuris rezultate apmoka tiek darbo užmokesčius, tiek mokesčius, tiek visą kitą ir jo pinigais sukasi visą verslo struktūrą rezultate. Iš to, ką jis uždirbo, parduodamas tau tą prekę. Kitaip tariant, sakote, jeigu kapitalistas turtingas, tai jisai iš karto ir naudingas automatiškai, kadangi jo kažkas produkciją perka ir vadinasi uždaras ratas ant kažko pyksti ant savęs perki, pyksti, kitaip tariant. Nes jisai parduodamas tą produktą, jisai vėlgi gamins naują produktą, jam dirbs vėl žmonės, darbo vietos atlyginimus gaus ir visą kitą mokesčiai mokėsis valstybei. Visa tai yra vienas bendras mechanizmas ir jis turi sklandžiai dirbti. Toliau darbdavys negali priversti ateiti pas jį darbuotoją dirbti absoliučiai pigiai. Darbuotojas negali pareikalauti iš darbdavio atlyginimo
kuris viršyje galimybės, kitaip darbdavys taps nekonkurencingas ir visi liks be darbo. Todėl šitoje vietoje ypač reikalinga valdžios ranka, kurios prioritetas būtų teisingas veikos konkurencijos priežiūra ir tik minimali teisingumo ir sąžiningumo tarp darbdavių ir darbuotojų priežiūra. Viskas, daugiau valdžia yra niekam nereikalinga. O profsąjungos? Profsąjungos yra nereikalingos. Nes jeigu yra laisva rinka ir yra darbų pasirinkimas, niekas neis pas tą darbdavį dirbti, kuris nesiskaito su žmonėm. Na, aš automatiškai norėjau ginti profsąjungos, bet žinodamas dabartinės Lietuvos profsąjungos iš tikrųjų, jos parazituoja grinai, jos negina interesų žmonių. Tame ir esmė jos yra sugadintos. Ne. Esmė yra tame, kad reiškia jeigu užmiršau apie ką sakiau, nesvarbu, važiuojam toliau. Taip. Čia pat pridėsiu. Kas geriau? Ar šansas valstybės, kad ir valstybės prižiūrimas kapitalizme, ar ne, prižiūri teisingumą, į laisvą rinką, bent jau šansas ir konkurencija, kurioje visada laimi vartotojas iš esmės, ir yra visos galimybės kažką pradėti pačiam. Ar geriau yra garantuotas socialistinis struktūros žlugimas anksčiau ir vėliau, kai centrinis planavimas ir realybė ėmė skirtis? O viskas užrakinta užburtam rate po kurio laiko, bet visada garantuotai. Bet palaukit, bet grynojo nei socializmo, nei grynojo kapitalizmo nėra. Tai kaip mes nustatysim, kad krachas ateis? Vis tiek yra viskas persimaišę. Visų pirma, reikėtų išmesti iš galvos tos terminus socializmas ir kapitalizmas. Yra toks terminas kaip laisvoji rinka. Jinai nėra nei socializmas, nei kapitalizmas. Jinai turi savo taisyklės, pagal kurias jinai tariamai galėtų veikti ir jinai veikia. Buvo momentas, kad jinai veikia ir vakarai to momentu, kol veikia šitą laisvą rinką, vakarai šovė į viršų. Su progresu, belia kaip. Apie kokį laikotarpį jūs čia kalbat? Po 19 amžius. Pažiūrėkit progresas 19 amžių vakaruose. Kapitalizmas, kai atsirado technika, atsirado geležinkeliai visokie. Masiškai viskas pakilo į viršų ir masiškai atsirado, reiškia, ta vidurinė klasė, kurios anksčiau nebuvo niekados. Kas buvo, reiškia, didikai ir buvo paprasti baudžiauninkai ir didiko aparatas, ten dvariškiai, viskas. Prieš tai, kas 1000 metų tai buvo, nieks nesikeitė. O dabar per pastarosius, reiškia, 200 metų, kai atsirado šitą sistemą, šansas bent jau užuomasga šitos sistemos, bent jau laikinai kažkur buvo bandė veikti normaliai, kol jos neiškreipė. Ir pažiūrėkit, koks progresas, mes kosmoto skraidom. Gal kas nors tiki, kad Sovietų sąjunga raketas pati išrado? Nejokaukim. Nu, aš tai tikiu, bet nesiginčiusi. Mums svarbiausia jūs išklausyti dabar. O paskui jau kaip duosim jums į kaulus kitą kartą. Gerai. Reiškia toliau. Ta, kurioje sprendžia paprasti žmonės ir savo pinigais, balsuoja, kam būti ir nebūti tais pinigais savo. Ir kokios prekės ir paslaugos geresnės. Ar kurioje sprendžia nuo pasaulio realybės atitrūkę valdininkai, neatsakingi visiškai niekam ir praradę aplamai gebėjimą suvokti, kaip veikia jų pačių sistema, klaidžianti žodžių labirintai siekiant viską pateisinti ir kažką apkaltinti, kad paslėpti savo darbus. Beje, tai dar vienas valdymo metodas yra, vadinasi projekcija. Savo darbelius ir savybės viešai mesti kitiems, tai daroma nuolat ypač iš kairiųjų bei demokratų pusės. Aš šitą matau kiekvieną dieną, asmeniškai. O dabar dar pasiūlysiu visiems susirasti ir paskaityti Musolinio reikalavimus, paskelbtus nacionaliniam manifeste fašistų, dar prieš antrą pasaulinį. Jūs būsit labai nustebę, jei niekad nesidomėjot ir po to, ką aš čia dabar papasakoju apie socializmą. Aš tvirtinu, kad socializmas ir fašizmas yra tai du tos pačios kilmės politiniai judėjimai skirti pažaboti klasikiniam liberalizmui. Primenu, dabartinis progresyvus liberalizmas turi išvis mažai bendro su klasikiniu, pavadinimas yra iškreiptas ir jau senai. Skirtumą tarp fašizmo ir socializmo yra tik du. Socializme visa gamyba, visos paslaugos priklauso vyriausybei, įsikuriant socialistiniai sistemai turtas yra atimamos jėga iš visuomenės, turtingesnių. Fašistinėje tuo tarpu nusavybės teisė lieka pas privačius verslininkus, bet visa jų veikla griežtai prižiūrima ir nukreipta vyriausybės nurodyta linkme nacionaliniams tikslams įgyvendinti. Verslininkai laikomi statytiniais. Juos visada kontroliuoja vyriausybė, jų turtas, bet kada gali būti atimtas ir panaudotas vyriausybės. Na ir antras skirtumas, socializmas yra internacionalinis, tuo tarpu fašizmas yra nacionalinis ir etninis. Visais kitais aspektais socializmas ir fašizmas yra vienas ir tas pats reiškinys. Jei kalbėti konkrečiai apie Vokietiją gyvavusią fašistinę sistemą, ji dar kitaip vadinasi nacionalsocializmu. Visų šių nesąmonių autoriai yra tie patys, daugybė paminėtų aspektų, yra dar gyvuojantis, bet po naujais išgalvotais pavadinimais. Tai, ką mes matom dabar. Žinoma, galim pakalbėti ir apie gerąsias socializmo pusės.
Daugybė žmonių gavo galimybę būti raštingais per šito, čia yra teisybė. Ir tam tikri regionai planetoje gavo šansą į ankstyvą progresą, kuris nebūtų atėjęs pas juos be socializmo. Bet ilgainiui viso šitos socialistinės šalis susidūrė su sunkumais. Ėmė atsilikti, jų struktūros subirėjo. Mes daugumą, kurie dabar šito klauso, esam kaip tik iš tokios vienos didelės šalies, kurios nebėra. O mūsų sistema, taip vadinama vakarų sistema, jau senai iš laisvosios rinkos, kurioje būdama kažkada darė milžinišką progresą, pavirto į neoliberalę, nusikalstamą kapitalistinę, taip vadinamą demokratinę. Tai unikali sistema ir tam, kad ją apibūdinti, reikia minimaliai suvokti bent jau tiek, kiek aš šiandien papasakojau. Turbūt daug klausytojų tai jau ir taip žino, bet manau, kad bus neprošaliai kažkam pasikartoti, o kažkam ir aplamai gali mintis į vietą sustatyti šitas mūsų pokalbis. Reiškia, aplamai mano siekis čia yra ne žmonės užversti konspiracijos teorijomis, o išberti visą krūvą, kaip tik sugebu logiškiau išdėstytų dalykų ir jų tarpusavio ryšius. Tam, kad kažkam galimai padėti skaidriau mąstyti, suprasti tai, kas vyksta. Ar viską sakau teisingai? Galbūt ne. Mano žinios tikrai ribotos, o ir aplamai yra sakoma, kad viską žino tik kvailiai. Galiu netyčia kalbėdamas iš galvos leptelti ne visai tikslų kokį pavyzdį, ar pavadinimo kokį kartais atsakymų reikėtų pasiruošti geriau, bet tam nėra galimybės kalbant ekspromptu. Todėl būtina viską, kas perskaityta, pasakyta, tikrinti, patiems tyrti ar darytis išvadas. Tik savarankiškas tyrimas leis suvesti taškus, o man smagu matyti, kad jis jau vyksta, žmonės bunda, kuo toliau, to labiau. Vien todėl pradėjau kalbėti viešai, norėdama žmonėm galimai parodyti atspirties tašką šitam visam chaose. Nes tikiu, kad dauguma supras, ką aš kalbu, ir jums patys tyrinėti, jeigu dar netyrinėjo niekada. Tai čia tiek būtų, reiškia, apie socializmą patį, o dabar desertui. Mano nuomonė, sistema, kurioje mes dabar gyvenam, vadinasi iš tikrųjų kleptokratija. O kas dėl demokratijos, tai demokratija yra minios valdymas, kai 51% žmonių atima teisės iš 49%. Tomo Jeffersono posakis. Kleptokratija, patikslinkit. Vagystės iš vagystės. Taip. Būtent kleptokratija, aš kitaip nepavadinčiau, tai nėra demokratija. Reiškia, ir ta demokratija nėra gerai. Nes va, Tomas Jeffersonas, 51% žmonių atima teisės iš 49% ir tai vadinasi demokratija arba minios valdžia. Va todėl Jungtinės Amerikos valstijos vadinasi Jungtinės Amerikos valstijos. Valdymo forma ten yra konstitucinė respublika su konstitucija saugančio žodžio laisvė ir teisė gintis, o ne demokratinės Jungtinės Amerikos valstijos, kaip kad Kinijos liaudės demokratinė respublika ar Šiaurės Korėjos demokratinė respublika, arba pavyzdžiui Vietnamo ar tai Kongo demokratinė respublika. Pažiūrėkite, ką daro demokratai JAV, kas iš jų nasrų ką tik buvo išplėšta šalis, ir tai vyksta būtent dabar, ir tai vyks dar kurį laiką. Tai yra tikrasis jų veidas demokratų, privalu tai suprasti. Galima dar pervardinti labai sėkmingas kabutėse šalis. Kuba, Kambodža, dabartinė Pietų Afrika, Venezuela, kuri netgi naftos turi daugiausiai pasaulyje. O kaip gyvena? Nelogiška netgi, ar ne? Galų gale, o kur dingo mūsų tarybinė socialistinė respublika sąjunga? Buvo kitokia, atsimenat? Trumpas unikali imperija. Taip, Trumpas pareiškė, kad JAV niekada nebus socialistinė valstybė per vienybės kalbą, ką tik prieš porą dienų jo žodžiai. Bolsonaro, taip vadinamas tropikų Trumpas, kurį išsirinko Brazilai, pareiškė, kad Brazilijoje socializmas baigėsi, ten irgi buvo socializmo forma. Bus įvesta, reiškia, konstitucijos papildymai, kur kaip ir Amerikoje turės Brazilai tiek teisę į laisvą kalbą, tiek į ginklavimąsi. Tai prižadėjo Bolsonaras jau po rinkimų įvykdyti. Korėjos eina link susivienijimo, Kinija taip pat netrukus ims keisti savo vidaus politiką. Pasiekoje ir jau neišvengiamai. Čia taip pamąstymai. Šiaip apie Kiniją reikėtų pakalbėti atskirai, tai labai plati. Atskirai padarom, ypač dėl to, kad dabar Kinija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, tai čia atskiras klausimas. Jo, bet ne viskas yra vienareikšmiškai, žinokit, Kazimiera, nes Kinija tai nėra šventas avinėlis, jinai, sakykim taip, jinai reagavo į vakarų šitą korumpuotą kleptokratiją savaip. Ir tai, kas buvo planuojama, kurioje vietoje turėjo atsirasti Kinija, tai to dabar neįvyks, bet ne viskas ten yra labai gražu ir ne viskas ten yra labai gerai. Paminėkim vieną dalyką, aš jums kaip pavyzdį dabar, kas vyksta Kinijoje, tai vyksta bandymas socialinių balų sistemos. Ar žinot, kas tai yra? Ne. Tai yra realus dalykas. Tai dabar Kinijoje, reiškia, yra socialinių balų sistema, kuri yra primetama liaudžiai. Kas tai yra? Tai yra tai, kad jeigu tu
toj sistemui, nesi naudinga šaliai ar partijai, Žinau, pakankamai, taip, žinau šitą. nesurinkai balų, tu negalėjau dabar keliauti, pavyzdžiui. Taip. Tai kaip čia vadinasi toks dalykas, gal mes norim šito Lietuvoje pamatyti? Per maža šalis Lietuva. Oi, Lietuvoje į Serijoje su visom kitom šalim keliom iš karto, jeigu tai bus įvesta. Bet tik tai tiek, kad tai nebebus įvesta, nes Kinijos dominavimas jis neįvyks, viskas. Matot, Net- gerbimas, vat, pavyzdžiui, vat, kaip mes dabar šnekam visas tas teorijas, tai jos dideliam bendruomenėm, aš galvoju, mes turim tokią laimę gyventi mažoj šaly. Praktiškai čia viską galima padaryti, nes itin mažai gyventojų, puikiai dar gamta, nesuniokota. Jeigu mes neįsiveltume į kažkokius svetimus karus, tai mes čia galim gyventi beveik kaip rojui. Tai mums reikia pirmiausiai pradėti, aš manau, kad gyventi savo. Tai tvarkyti savo aplinką, tvarkyti savo įstatymus, baigti kariauti su kaimynais, iš vis durnai kažkieno tais ten. Dabar įsivaizduokit, koks absurdas yra. Pavyzdžiui, Rusija, ar ne? Aš apie Rusiją sutinku visiškai su jūsų pozicija, absoliučiai iškart pasakau. Rusija, mes jeigu kalbėsim, šiandien jau mes nebespėsim apie Rusiją ir apie žydus pakalbėsim gal kitą kartą. Bet esmė, jeigu žiūrėti, Rusija, reiškia, turėjo kryžkelį ir nuėjo ne tuo keliu. Ir jūs turbūt žinot apie koncepciją общественной безопасности buvo. Taip. Toks judėjimas Rusijoje labai Generolo gaila, kad Petrovo. jisai nutrūko. Taip. Jo, labai gaila, kad jisai nutrūko, jis labai buvo teisingas judėjimas. Ir čia buvo vienas iš pirmųjų, kas man atvėrė akis, ką žiūrėjau tais laikais. Tai vėlgi bet, Rusija nebėra socializmas ir tai, ką jie padarė Sirijoje, tai man pasakė viską apie Rusiją dabartinę. Jeigu ne Rusija, Sirija būtų kritusi. 100% būtų kritusi. Mes apie tai galbūt padarysim kitą laidą apie Siriją, nes labai plati tema ir labai sudėtinga tema iš tiesų. O šiandien tai manau, kad gal netgi užteks iš tikrųjų, pakalbėjome apie socializmą, o tų kitų temų nečiupinėkim, nes taip greit išpiškinti nesinori. O norisi normaliai pakalbėti, o mes jau šiandien gan ilgai plepam. Tai. Gerai, tai čia tada Galbūt. buvo prieš Jazz televizija, Anonymous Lithuania, na ir ką dar atsisveikinimui? Norit ką Gal pasakyti? klausimų sakėt kažkokių rašyti, tad klausimų Tai kad pabandom. nebespėjau, pertraukiau. Jau, gal tik primenu žmonėm, kad kad mes žiūrit jūs mus ir mūsų ginčą, tai tik dėl to, kad jūs mus išlaikot ir čia yra jūsų televizija. Prašau, skambinkit, diskutuokim, va kaip ir dabar, va, su gerbiamiu Anonymous piliečiu E. Iki kito karto. Labai malonu, iki kito karto.